Gimstamumo mažėjimas Lietuvoje, kur veda. Nežinau, man atrodo, yra sunku nuspėti, bet čia yra atskira tema. Yra viena populiari dabar ta mąstymo, minties teorija, kad tai veda prie Lietuvos sunaikinimo ir Lietuva nustos egzistuoti. Aš galiu pasakyti, Lietuva nenustos egzistuoti. Lietuva toliau egzistuos. Ką tie žmonės nori pasakyti, tai kad jie nenori, kad čia rudi žmonės apsigyventų. Dalykas yra tas, kad Lietuva keitėsi ir keičiasi. Dabartinis lietuvis, jeigu jis bendrautų su lietuviu prieš 100 metų, ar 150, ar prieš 200 metų, kaip diena ir naktis skiriasi, mūsų kalba vienetų, kuri ir tai, ką žino, susišnekėtų labai lengvai, lietuvis su lietuviu. Tai čia visų pirma. Žmonės yra apsėsti kai kurie tokių, ne tik rasistinių, bet tokių nusistatymų ir požiūrių, kad Lietuva lietuviams ir čia jeigu lietuvių mažiau gimsta, tai privažiuos migrantų ir panašiai. Jo, atvažiuos kažkiek migrantų, neišvengiamai. Gera šalis yra, atvažiuos kažkiek migrantų. Bet čia mes galbūt sumažėsime iki tam tikro lygio. Galbūt stabilizuosis skaičius, galbūt pavyks apsukti. Tai niekur neveda, tiesiog reikia apie tai, racionaliai spręsti ir kalbėti. Ką mes galim padaryti, kad jeigu mums svarbu, kad Lietuva neišnyktų, kas beje bus, kad neišnyks, bet tiesiog, gerai, pakalbam tą temą, kad čia nebūtų kažkokia kita kalba kalbančių arabų šalis po 500 metų. Nes lietuviai nieks nesidaugino, o važiavo musulmonai. Pakalbam apie tai tada. Tai kuriam taisyklės, ką mes ir darom. Kad jeigu nori atvažiuoti, lietuvių kalbą turi mokėti. Apie integraciją kalbam tada, kad po kažkiek žmonės, kurie atvažiuoja į Lietuvą, jų vaikai būtų lietuviai. Ir jie užaugs lietuviai. Ir gal jie turės kitokį nusistatymą, gal jie jau augs kitokioje Lietuvoje, bet jie bus lietuviai. Jie kalbės lietuviškai, jie žinos lietuvių istoriją tiek, kiek dabar kas antras mūsų žino iš Viki ar ten iš pasakojimų, kai kurie daugiau, kai kurie mažiau. Pas mus atvaro migrantų visokių, nuo japonų iki visokių, mes matom ir YouTube'e jie video daro. Jie myli Lietuvą. Jie mėgsta Lietuvą, jiems patinka Lietuva, jie save lietuviai skaito. Aišku, jų tautybė, jų pagrindas, jie save skaito, vis tiek prisimena, kur gimė. Bet jeigu jų vaikai gims Lietuvoje, jie bus lietuviai. Tai kokia čia baimė, kad Lietuvoje lietuvių nebus? Ne, jie bus lietuviai. Tai apie ką mes kalbam, tai apie kažkokias visiškai nieko nepagrįstas, neracionalias baimės, kad čia atvažiuos ištisos giminės ir mus tiesiog perims. Taip niekur nebūna ir praktiškai jaučiu neįmanoma, kad tai būtų. Nebent, mes literaliai atšauksim visas taisyklės, net kur dabar turim. Ir tada tiesiog absurdiškais skaičiais atidarysim sienas, ko tiesiog nėra pas mus ir niekad nebus. Tai čia baimė tiesiog, kur gazdina radikalai kaip Sinica. Nesupranti, juodas niekada nebus lietuvis. Čia šiaip yra geras klausimas, kai aš, man atrodo, aš esu kažko klausęs, kai ten tema kalbu, aš paklausiu, man atrodo, Robobalsas esu klausęs, ar gali būti juodaodis lietuvis, pažiūrėjau, ten. Nes gali būti. Esmė, kad gali būti ir priklausys, ką tu skaitai lietuvių. Jeigu tavo skaliai yra ne kalba, o odos spalva, tai tada įgės bet tu tada tūpasis, jeigu taip galvoji. Nes mes ir dabar turim juodaodžių lietuvių ir aziečių, kaip čia, pagal spalvą, jų, pagal etninį ir visokių lietuviai, tai yra lietuviai. Full on lietuviai. Jie yra ir patriotai, jie yra ir kai kurie ir debilai tokie, kaip bet koks kitas lietuvis. Jie ir užaugo, ir mūsų kalbą žino, ir mūsų kultūroje dalyvauja. Nes mes su draugė diskutavom apie tą, kas yra lietuvis, tą identitetą, kas yra Lietuva. Iš esmės, sudėtinga tema, viską, bet kaip pažiūrės, iš esmės gal sudėtinga, gal ir labai paprasta, kokį klausimą tu norėsi atsakyti. Tai lietuviai neišnyks, Lietuva neišnyks, mes toliau turėsim savo istoriją, nebent, sakau, kažkas subombarduos ir sunaikins, čia didesnė grėsmė išnykti Lietuvai. O Lietuva su lietuviais išnyks. Ar jie bus kitokie šiek tiek? Aišku, kai kurie gal pagal odos spalvą, kai kurie gal pagal žodžius, kuriuos vartoja, nes, kaip sakau, dabar lietuvių kalba yra kitokia negu buvo prieš 20 metų, 50 ir 100 metų. Mūsų šitas papročiai, tie visokie, kur kai kurie kabinasi, kad kultūra tai yra, pavyzdžiui, tradicijos ar panašiai. Čia yra tokia nesąmonė.
per pasinius 20 metų. Pasikeitė belinkiek. Niekas dabar vestuvių nebešvenčia, kaip ten šventė prieš 50 metų, kurį kaimus važinėdavo. Nu, taip, čia absurdas net mąstyti, kad jūsų kažkokias tradicijas, jūsų net vaikai laikysis. Tai nėra, kas yra lietuvis, kad kažkokias tradicijas laikytųsi. Žodžiu. Čia yra kita tema. Tai atsakant trumpai, gal prie ko tai veda, prie nieko, man atrodo, labai baisaus. Nes kai kurios problemos, nu jo, gimstamumas mažas yra, bet kad Lietuva išnyks, man atrodo, prie to tikrai neveda. Tiesiog jo, vat, labiau tai bus vat, ekonominis dalykas, vat, kur, pavyzdžiui, pinigų atrasti ar dar kažką ten pensijom. Bet jos galima išspręsti, galbūt vieną kitą kartą bus sunkiau, kartai pensininkų bus sunkiau, bet tu tada, jo, nu, įvesi pakopas normalesnės, kurie susikaups per gyvenimą. Nes žino, kad gimstamumo stebuklingai nepadidinsi, pavyzdžiui. Gal kaip konservatoriai padarys ten kažkokią, vat, sukuri biznius iš kažkur revenue gauni, kur padalina. Tam revenue galbūt net su robotais nereikės ypatingai ateityje ir tos jaunos darbingos kartos čia. Tipo, vat tas yra, nieks nežino, kur kas pasisuks gyvenimas. Ir man atrodo, yra 100 kitų grėsmių, kur gali ir Lietuva, ir pasaulis sugriūti, negu kad netoks didelis gimstamumas dabar, su ta mintim, net jeigu mes jo niekad nepagerinsim. O aš manau, kad mes jį pagerinsime eventually. Tai jo, tiesiog ilgas atsakymas į tą klausimą, bet